Sveiki, mėly draugai, čia kanale dalinuosi įvairiausiais sveikatos, patarimais, nes gydymo komitetas mums dažniausiai viską meluoja, siūlo organus išpjauti, aiškina, kad nieko gero nebus. Aš pati vaikystėje, kai auginau vištas, savo akimis mačiau, kaip ataugo kremzlė, susipyko 2 rūšių vištos ir tos legornės iškapojo mėsinį sparną. Išvalgė tenais plunksnas, mėsas ir kremzlę apkapojo. Mes atskyrėm tas mėsinės į dėžę, prižiūrėjau ir aš akyse mačiau, kaip atauga kremzlė, kaip atauga oda, kaip atauga mėsa, kaip atauga plunksna. Tai sakykit, jeigu višta atauga, kodėl žmogus negali ataugti, mes tos pačios sistemos esame dalis, tik tai aukštesnė klasė gyvūnų ir viskas. Tai aš, kadangi, suprantat, aš ir daugiau esu dalykų mačius, aš esu mačius, vaikas lankiau medicinos būrelį, esu mačius vėžio auglio operaciją, esu mačius, kaip atrodo auglys perpjautas per pusę ir dėl to žinau, kas yra vėžys. Ir kai žinai, kas yra vėžys, tai tu žinai, kad tai yra tiesiog šlamšto sankaupa organizme. Tai visokios ten kremzlės, ten pūliai, ko tik ten nebuvo tam auglyje. Mums profesorius perpjovė lėkštelėje ir parodė. Man pasisekė, kur tu rasi tokią galimybę. Ir visą gyvenimą ir stovi akyse, kad tas šlamšto kaupinys yra vėžys. Organizmas surenka, bando kovoti, bet iš tos kovos nieko nesigauna, tenka šalinti. Bet aišku, galima šalinti su kažkokiais tai gamtos preparatais, ugniažolėm. Ugniažolė tai iš viso kojoj vėl darėsi darinys, spaudė kraujagyslę, kur 3 pirštų nejausdavau. Per 2 vakarus nudeginau, dar pas mane čia ant buvusios suskustos krūvos auga, čia kur vaikinai atveža šakų, pas mane kur šakos gaunasi miškinė terpė ir auga visokiausių vaistažolių, turime ugniažolę ir jinai dabar žydėjo žiemą visiškai. Ir bėgo skystis tas ugninis ir aš padeginau tą darinuką ir viskas, ir jis atsiklijavo nuo tos kraujagyslės. Jisai nustojo ją spausti, kraujagyslė vėl maitina man pirštus ir aš juos jaučiu. Labai paprasta yra. Tai va, kiti yra, kas netiki. Tie, kas netiki, tai yra, jeigu mėgsta pirkti viską, tai yra vaistinėse Čistotel iš ugniažolės pagamintas irgi skystis, reikės nusipirkti. Nes jau ta ugniažolė ir apšalo, sušalo. Dabar grįžtant prie sąnarių atauginimo, tai aš girdžiu stotelį vieną kartą, tai 2 moterys su sutrukusiais meniskais ir aš girdėjau tokį sakinį, bet aš nieko negersiu, vis tiek nepadės. Gydytojai sakė, kad nepadės, tai aš vis tiek nieko nedarysiu. O sakau, kodėl jūs nepabandot gliukozaminą pagert, gert. Tai čia dabar ten visokie svirpliai, dar kažką kam tos svirplius valgyt, bet gliukozaminė tai būtent, kad skėrių skeletai sumalti. Kodėl toksai šlykštus yra skonis? Aš domėjausi sudėtim, kad nevalgyti žmogienos. Aš išsigandau, kad gal žmonės sumalti. Ne žmonės, ačiū Dievui, bet skėriai. Tai jūs įsivaizduokite, skėrių skeletus sumala, įdeda į vaistą, geri ir atauga sąnarys. Man pilnai ataugo, reikia pabelsti. Aš 0,5 metų geriu kiekvieną dieną. Aš pradžiai pradėjau nuo labai stiprios substancijos, ten ypatingo šlykštumo miltukai. O jeigu žiūrėt, ką sportininkai naudoja, sportininkams sutrūksta viskas. Ten yra visokiausių, ten su vandenino dumbliais, ten su kolagenais. Jeigu sportininkai atsiaugina tos sąnarius, kodėl žmonės sako, man yra daug metų, man neataugs, o kodėl tau turi neataugti? Taip, tau gal lėčiau augs. Vyresniam amžiui ir vėžys lėtai auga ir viskas lėtai, bet atauga. Esmė tokia, kad žmonės nebando iš viso. Nebando. Paskui dar girdėjau, turgui, kadangi prekiauja tepalais, sakė, kad kaulažolė ataugina. Pasirodo, iš tikrųjų, jinai pradeda ląstelės, skatina regeneruoti, tai kaulažolė tepant išeina irgi galima atsiauginti. Tik aš bijojau, nes jinai labai stiprus yra nuodas,
Ir moteris paaiškino, kad teisingai dariau, nes jeigu organizme yra vėžinių ląstelių, kaulažolė aktyvizuoja ir vėžinės ląsteles, tai prie vėžio negalima. Tačiau gliukozaminą galima gerti ir nutrūkus meniskui reikia neklausyti, kad nieko nepadarysi, nieko čia nebus, čia reikia būtinai operaciją ten susiūti. Tai kaip susiuva ląstelių atsiauginimas, jisai pradeda suklijuoja trukusias vietas. Pas mane, pavyzdžiui, lėtiniu būdu trūko meniskas. Tai lėtiniu būdu trūkstant yra garbiniuota žaizda. Kuo skiriasi nuo traumos. Kai trauma, tai tiesiai sutrūksta, ne? Jeigu ar prasikertat, ar susitrenkėt, ar kažko ant ledo kritot tiesiai ir tada, kai tiesiai sunku priauginti. O kai garbiniuota, grubumai visokie, ten atsikišimai, tai už tų atsikišimų tu gali auginti. Ir vėl sakysite, kokia nuostabi informacija. Aš manau, kad čia nuostabi informacija. Na ir kelią aš jums pasakojau, gydžiau valgydama garšvą, žliūgę ir pienę. Man nuo pirmo tokio salotinio kokteilio praėjo ištinimas, pas mane tas kelias, negalėjau jo sulenkti ir dar buvo balionas, jis ištinės visas buvo ir man labai norėjosi garšvos. Paskui paaiškėjo, kad garšva yra podagryje. Podagra būtent metasi į sąnarius. Podagros žolė gydo sąnarius, gražiausiai auga kieme. Jeigu dabar tai yra netgi firmelės surinkę arbatas siunčia, dabar galima įsikyti, aš tai nieko neužsiraugiau, nieko nepasidariau, nes, nežinau, kai įsivarau su tais obuoliais, nieko negaliu šiais metais, net nei kiaušinio, nei krieno nenupirkau pardavinėti, tiesiog obuolius išsivariau, nes matyt taip reikėjo. Tai aš noriu patarti visiems nebijoti, tų gliukozaminų būna ir nuolaida. Aš 2 dėžes už 1 kainą pirkau, tai grubiai kiek čia laiko gavosi 4 mėnesiam. 14 gal eurų mokėjau už 2 dėžes, kur po 60 kapsulių. Tai meniskas mano lankstosi, neskauda, bėgti galiu. Bet įpratau jį suraišioti maždaug taip, kad girnelę laikytų. Kažkaip nesuraišiojus man sunku. Tai jeigu jisai nori, kad jį suraišiotum, tai ir raišiokit. Ten kiti dar įtvarus deda, aš bandžiau dėti, man nemalonu buvo, kad viskas spaudžia, tai uždėjau ir nudėjau ir nuėmiau. Tiek žinių.